įdaryta cikorija su gorgonzolo sūriu. Bulvės išverdamos, nusunkiamos ir sutrinamos. Į trintas bulvės dedami visi surašyti produktai išskyrus cikoriją ir sumaišomi. Paruoštą masę dedame į konditerinį maišelį. Cikorijos lapelius atskiriame po vieną, nupjauname jų apatinę dalį, nes ji turi kartumo. Ant lapelių maišelio pagalba spaudžiame paruoštą masę. Lapelius glaudžiame į pirminę būseną. Paruoštą cikoriją dedame į sviestu pateptą skardelę, uždengiame foliją ir kepame orkaitėje apie 5-10 minučių. Petražolės smulkinamos smulkintuvu iki miltelių ir beriamos į puodą. Užpilame baltų vynu, pienu, grietinėle, dedame sviestu. Užverdame ir perkošiame. Atvėsiname iki 60-80 laipsnių temperatūros ir plaktuvu plakame, kol susidaro puta. Pilame ant paruoštos cikorijos. Morkas atpjauname plonomis juostelėmis per visą ilgį, darome skylutes, dedame į keptuvę, pilame apelsinų sulčių, sauso daržovių sultinio, dedame sviesto ir pakaitiname 3 minutes. Morkos turi būti traškios. Poro juosteles apie minutę verdame sūdytame vandenyje. Iš balto pelėsinio sūrio darome ratuką, kad iš visų pusių gaubtų pelėsio lobelė ir dedame ratukus ant sviestų išteptos folijos. Užgaubėme ir šauname į orkaitę 2 minutėms. Iš ožkos sūrio darome rutuliukus, pavoliojame juos smulkintose petražolėse ir taip pat šauname į orkaitę 2 minutėm. Morką surišame porais per skylutes ir dedame karštas į lėkštę. Į morkų vidų dedame pelėsinio sūrio, šalia dedame 3 ožkos sūrio rutuliukus.